Per Kalėdas gavau dovanų tokį fainą aparatą nuo Simonos. Čia yra Xiaomi ryžių viryklė. Tai šiandien išbandysiu ir pabandysiu padaryti su šio aparato pagalba plovą. O tam reikalui yra ir svogūnai, ir ryžiai, prieskoniai plovai ir darysiu su jautienos faršu. Tai ką, pirmin. Nu ką, dedu mėsą į kaitintą aliejų. Mėsą kepa, dabar dedam svogūnus su česnakais. Ir tegul kepa, kokias morkas pasipjaustysiu. Gražiai kep. Padarysim tai, kaip priklauso plovai su buljonuku. Išvirsim tą mėsą, morkas. Dabar karštą vandens užpilsiu ir virsim tą buljoną. Pusvalanduką. Nu, sudėsim mėsą dabar. Reikia žiūrėti, kiek sutilps. O gal reikėjo man tą bliuduką išsitraukti ir būtų patogiau, kaip sakai, išsitraukti ir ką čia kankintis. Nu, dedam. Dabar ryžių supersiu. Mėsos yra pusę kilogramo, ryžių yra 230 gramų. Išlyginsiu ir užpilsiu vandenuko ir paleisim tą aparatą. Dar truputėlį česnakiuko. Va. Pilsiu dabar vandens, tik reikia žiūrėti, kad apsisems karštą vandenuką. Nu, va, pusę litro supyliau. O ne? Čia pusę litro? Čia va, pusę litro buvo. Uždarau. Startas. Gerai. Ryžių programa. Ir tiesiog startas spaudžiam. Ir viskas, jisai pradėjo veikti. Telefonė negalėjau paleisti programėlės, nes su telefonu filmuoju. Liko 30 minučių ir kokie garai eina. Ir kvapas skanus. Bet ar taip turi būti? Nu tai aišku, tai turi išeiti kažkur garai. Nu turi tai būti, aišku. Tikėkime, kad taip turi būti, ką mes žinom, pirmą kartą darom. Neišlėkščia į orą. Puodas į orą neturėtų išlėkti. Ne... Žemą startą priėmė. Negreit puodis yra, tai tikrai neišlėks. Aha, ne. Supratau. 2 šaukštus Xiaomi, o liko tik minutė. Atidarysiu, pamatysiu. Gal įdomus ploviks gausis. Gaila, kad sekundžių nerodo, kiek liko. 0. Nu ką, baigęs? Tai va, telefonė programėlė patvirtino, kad pasibaigė, dabar tas momentas. O čia jau laukia gurkėliai plovo. Oho. Bandom pamaišyti, bet ryžiai atrodo birus, ne? Birus gavos. Nu, maišyk su 2 šaukštai. Sakai? Bet ten, nu, biškį yra, bet realiai tai labai gražiai gavosi, atvirai pasakius. Su 2 šaukštais maišyk pakadinti. Vizualiai tikrai gavosi gerai.
Bet čia gavosi normaliai, ta prasme, galvoju, iš tų 200 ryžių gramų, nu, kokie 4 žmonės tikrai gali pavalgyti. Nu, skanaus visiems. Nu, ryžiai gavosi normaliai. Realiai visai gerai. Tas atėjo pakartume apsės. Čia man vienam. Nu, iš tikrųjų skanu, gardu. Ačiū Simonai už dovaną.